Sveiki, sveikinuosi iš Telšių rajono, Daivaros Kiočio laukų. Nuo šių metų Trade Corp pakeičia pavadinimą į Rovenza Next ir mes su savo partneriais, tai yra Rapulis ir Vaderštatas, pristatome naują laidų ciklą apie žieminių rapsų, žieminių kviečių, sėją, auginimą ir technologinius sprendimus. Laidų ciklas užsibaigs lauko diena, į kurią mielai norime pakviesti visus sudalyvauti ir pamatyti rezultatus gyvai. Labas, Jūratė. Labas, Daivarai. Mačiau, į trašadėžes supylėte, kiek supratau, kažkokias startinės trašas. Tai norėčiau, kad papasakotumėte. Taip, iš tikrųjų mes čia į mažasias trašadėžes supylėm startinės trašas Seed Sprint H5, tai yra mikrogranulės, kurios labai puikiai tirpsta ir jos paduodamos su sėkla ir sėklos guoliaviete. Prie sėklos. Taip, prie sėklos. Ką tai reiškia? Iš karto augalas bedygdamas, jisai gaus patį pirmą maitinimą. Jau tik tai vėliau, kai šaknis paaugs, tada jau pasims maisto medžiagas iš didesnio ploto, tai yra kur pačiam priekiai, kur yra makro trašos, ar ne? Taip, taip. Bet pačioj pradžioj augalui reikia maisto. Tai būtent šis produktas yra tam ir skirtas. Ar šitas produktas jūsų tinka tik rapsui, ar galima naudoti ir, pavyzdžiui, kviečiams? Galima naudoti įvairiom kultūrom. Jisai nėra specializuotas vienai kultūrai, tiesiog skiriasi truputėlį normos. Tai tik tai dėl normų. O visa kita tai ir rapsams, ir kviečiams, ypač jeigu vėluoja sėja ir norim kuo greičiau, kad dygtų, kuo greičiau, kad jie stipresni būtų, tai labai tinkamas produktas. Ką galėtumėt pasiūlyti, va šiemet nebespėjau su šiaudais, kad irtų šiaudai susitvarkyti. Ką šiaip galit papasakoti, pasiūlyti? Iš tikrųjų, matosi laukuose labai daug šiaudų ir didelė šiaudų masė yra problema tame, kad jeigu jie nemineralizuojami greitai, tai vėlgi mes turime maisto medžiagas užrakintas šiauduose, o kai turėtų būti žemėje ir augalui atiduoti, ar ne? Kitas dalykas, kad su šiaudais vėlgi jų būna dažnai tokios sankaupos ir sėkla pakimba, tada ir dygimas netolygus, įvairių problemų. Tai šiaudus visą laiką labai rekomenduojam susitvarkyti. Aišku, šiais metais tokias jau oras ir klimatas, kad daug lietaus tikrai ūkininkai ne visi spėjo, bet kas spėjo, tai labai sveikintina. Ir vėlgi šiaudus tikrai siūlome naudoti tokį produktą kaip Humistaras nuo 5 iki 10 litrų. Viskas priklauso nuo šiaudų masės. Kuo daugiau šiaudų masės, tuo didesnė norma. Esi naudojęs Humistarą? Esu, taip. Taip, šiemet, sakau, tik nebespėjom šiemet. Na, visko pasitaiko, į ateitį turėkit omeny. Tarp kitko, jeigu naudoji Humistarą, būtinai reikia pridėti ir azotinių trąšų, kad pačias bakterijas pamaitinti, privilioti ir pačios bakterijos, kurios yra dirvožemį, jos pakyla iki šiaudų ir, sakykime, po javapjūtės yra nupurškiama ir įdirbama į dirvožemį ir daug greičiau pradeda skaidyti, vadinasi, maisto medžiagos grįžta į dirvožemį. Mes neturim problemos su sudygimo. Tolygus sudygimas, tas labai svarbu yra rudenį. Taip, be abejo, susitvarkyti. Aš tarp kitko turiu klausimą. Matau, yra pabirų, irgi ko gero nepurkštos. Ar ketini prie augalų apsaugos produktų naudoti kažkokį vandens korektorių? Taip, dėl to, kad naudojam visą laiką, pavyzdžiui, nežinau, bent jau man patinka labai Spray Plusas, labai daug metų su juo dirbam, dėl to, kad iš tvenkinio imam vandenį ir ten atitinkamas kietumas yra, tai naudojam tiek su glifosatais įdedam, tiek kur nesideda trąšų. Nes ten, jeigu trašikį kažkokį įdėti, tai gal jo, kaip sakyt, papildomai gal ir nebereikia. Bet kur nededam, tai, pavyzdžiui, glifosatai arba susitvarkyti pabirom, tai būtinai reikia. Iš tikrųjų, Spray Plusas, jisai turi, atlieka du darbus. Tai pirmas yra, kaip sakai, vandens minkštinimas, tai yra bikarbonatų neutralizavimas. Kalcis, magnis, tie elementai, kurie iš tikrųjų labai sumažina pačių augalų apsaugos produktų veiksmingumą, bet prie trąšų taip pat rekomenduočiau naudoti, nes vanduo tai yra pagrindas ir ta investicija nėra brangi, bet labai greitai atsiperkanti. Taip pat prie to pačio glifosato labai gerai daug greičiau suveikia ir matosi. Prie to pačio jisai dar ir parūgština. Tai dauguma augalų apsaugos produktų mėgsta rūgštesnį vandenį. Tai atlieka du darbus ir tiesiog pats purškimas gerokai efektyvesnis. Tai čia turi praktiškai purkštus važiuoti, turi pilti. Realiai taip, niekas čia negalvoti. Neskirstyti. Ne, nereikia skirstyti. Tas produktas, kurį galite naudoti laisvai su visais purškimais.